Skaitytojo importas. Jūsų skaitytojams reikia tik vienos skaitytojo paskyros visiems leidyklos leidiniams. Jei skaitytojas užsiregistruoja kelis kartus arba pakartotinai, jis gaus laišką su nuoroda, kuri automatiškai prisijungia prie savo paskyros. Registracijos metu rodomi visi aktyvūs leidėjo prekių ženklai. Importuokite visus savo skaitytojus, tiek prenumeratorius su automatiniu pratęsimu, tiek be jo, tiek atšaukusius prenumeratą, tiek naujienlaiškių prenumeratorius, tiek su SEPA įgaliojimu, tiek be jo, tiek su pašto, tiek su pašto adresu. Mes pasirūpinsime visų bendravimų, sąskaitų išrašymų, debetavimų ir visais priminimais paštu arba paštu. Kaip elgtis? 1. Eikite į meniu punktą prenumeratoriai ir importuoti. 2. Atidarykite importo pagalbos failą esantį skiltyje, čia rasite importo pagalbą. 3. Atsisiųskite TV sąrašo pavyzdį, TV pavyzdžio failas. 4. Eksportuokite prenumeratorius iš dabartinės duomenų bazės naudodami stulpelio paaiškinimą. 5. Įkelkite sukurtą sąrašą su savo kontaktais į mūsų formatą. Jei failas suformatuotas neteisingai, išsaugant bus rodomas raudonas klaidos pranešimas. Ištaisykite failą naudodamiesi čia rodomų pranešimų ir pabandykite importuoti iš naujo. Mes pasirūpiname importu į Stripe ne vėliau kaip per 30 dienų. Visi importuoti skaitytojai gaus sveikinimo laišką. Spausdintų leidinių prenumeratoriai bus informuoti paštu, jei nebus įvestas pašto adresas. Norėdami tai padaryti, aktyvuokite atitinkamą skirtuką pašto laiškų prenumeratą esantį laikraščio idėja ir prekės ženklo nustatymuose. Visi skaitytojai prieš prenumeratos galiojimo pabaigą gaus priminimo laišką arba, jei taikoma SEPA sąskaita, patvirtinimo laišką. Taip pat laiškų ir laiškų šablonus.